Sveiki, Alytaus Plius studijoje laida Politika su Daina. Na ir mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, socialdemokratų frakcijos pirmininkas, gerbiamas Mindaugas Šima. Sveiki. Labą dieną. Gerbiamas Mindaugai, taip jau sutapo, kad šią laidą mes filmuojame, vos pasibaigus Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių ir ką tik patvirtintas 2025 biudžetas. Ir natūralus klausimas jums kaip ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkui, koksgi jūsų vertinimas? Išvada biudžeto buvo teigiama, bet šiek tiek žiūrovams iki tos teigiamos išvados tikėtina buvo nueitas netrumpas kelias. Taip, galima sakyti, kad šiandien įvyko svarbiausias metų posėdis, patvirtinus svarbiausią miesto dokumentą ir galbūt jis nebėra taip sunkiai dabar priimamas kaip anksčiau, ankstesnėse kadencijose, kai buvo daugiau opozicijos atstovų, gal daugiau visokių interesų. Šiuo metu, sakyčiau, sunkesnė dalis yra ne patvirtinti biudžetą, bet paskui įgyvendinti visas priemonės, kurios yra numatytos biudžete. Ir jeigu kam teko stebėti šiandienos posėdį, tai nebuvo šiaip aštrių labai diskusijų, iš esmės tiek opozicija pripažino, kad biudžetas yra tikrai geras, nes jis yra rekordinis. 139 milijonai eurų. Tai kai, sakykime, kaip ir meras rodė, kai 2019 berods metų, kai jis pirmą kartą tapo meru, tuo metu buvo dvigubai mažesnis biudžetas. Tai vadinasi, galimybės yra miesto ženkliai išaugusios ir dabar viską suvaldyti, visus procesus, visus investicinius projektus, visas, kur teisingiau nukreipti tas lėšas, va čia yra dabar pagrindiniai iššūkiai, kurie tik prasidės. Bet vis tiek, pirmas žingsnis žengtas ir rekordinis miesto biudžetas patvirtintas. Tai šito tikrai džiaugiuosi ir vis tik 21 balsu, tai vadinasi, be jokių didelių prieštaravimų. Taip, iš tiesų. Šiandien tvirtinant ir biudžetą vis tiek iškilo klausimai susiję su Alytaus poliklinikos pastatu. Opozicija siūlė neskirti berods 200 000 eurų projektavimo darbams ir panašiai. Jūs vis tiek esate toks strategas, tiksliai mąstantis, o kartu ir diplomatas taryboje, ne konfrontuojantis, ne konfliktuojantis, o telkiantis. Jūsų pačio, kokia yra kaip frakcijos vadovo vis tiek nuomonė? Ar pavyks tas poliklinikos projektas, kurį opozicija labai kritikuoja? Ar pavyks suprojektuoti, tai turbūt pavyks. O kaip bus toliau, sakykime, dar negalime net ir mes patys valdančioji dauguma taip jau 100% atsakyti, nes kol neturi projekto, nežinai samatos, net nežinai, koks apskritai yra lėšų poreikis. Dabar mes tik tais per gerus metus laiko, nes turbūt prieš metus laiko ta idėja pirmą kartą buvo įgarsinta, irgi berods sausio mėnesį. Tuo metu net ir priėmėm tą nutarimą, kad einam šitą linkmę pasitikrinti ir ten tada su opozicijos pasiūlyta mūsų daugumos pritarta idėjom saugiklį, kad kai suprojektuosim, grįšim dar prie šito klausimo, dar kartą nutarti, ar tikrai einam tą linkmę. Tai dabar šitie 200 000, vėlgi jie nuo praeitų metų jau buvo įvardinti, kad maždaug projektavimas gali tiek kainuoti, dabar mes manom, kad nereikės. Tiesiog čia biudžete tiek yra įdėta, bet turėtų likti čia kažkokia dalis finansų. Ir tą projektą mes turėsim, jeigu viskas gerai, maždaug metų pabaigoje. Tai kitų metų biudžetas tikėtina bus tada ir tas apsisprendimo momentas, kai mes žinosime, kiek ten x tų milijonų reikia tai poliklinikai įdėti. Nes tų skaičių net ir mes viduj girdėjome visokiausių ir 6, ir 8, ir 10, ir 15, ir dar didesnių sumų, bet jos visos yra iš esmės iš lubų kol kas paimtos, yra negali jų imti už pagrindą. Ir tada galvosim, kad fiziškai toje vietoje galima pastatyti pastatą tokį. Taip. Kad bus iššūkių su privažiavimais, sakykime, su parkavimais, irgi turbūt taip. O ar iššūkiai bus suvaldomi ir ar rasimės pinigų, tai vėlgi, sakykime, bus čia klausimas, rimtas klausimas, bet miestas šiai dienai nebeskolingas. Kovo 1 grąžinam paskutinę savo paskolą, nes kaip ir neskolingas, mūsų skolinimosi limitas ganėtinai didelis, tai mes lėšų galime rasti. O kokia bus politinė valia,
šią dieną negaliu pasakyti. Dar ir mūsų frakcijoje 100% atsakymo, ar jos tikrai reikia, irgi nėra. Tarsi dauguma linkusi už tai, kad turbūt eiti tuo keliu, bet dar sakykime, šiek tiek mažas abejonės krislelis yra. Bet kai sužinosim sumą tiksliai reikalingą, tada turbūt priiminėsim galutinį sprendimą. Gerbiamas Mindaugai, kaip tik paminėjote frakciją, jūs frakcijos pirmininkas. Mes maždaug prieš metus kalbėjome, kaipgi sekėsi jums prieš metus, jums kaip tarybos nariui, frakcijos pirmininkui ir komiteto pirmininkui. Dabar vėl po metų vėl susitinkam. Ir prieš metus uždaviau tą patį klausimą ir dabar, kaipgi toj frakcijai. Nes kai atėjo labai daug socialdemokratų, jums prognozavo, kad, na, kaip ir Grigaravičiui sako, atėjo 13 ir visi įsibarstė, išbyrėjo ir šnipštas gavosi. Jūsų atėjo 19, dabar prisijungė dar 20. Ir tokių mažų nesutarimų girdėti, bet kaip ir viešai ir opozicija pripažįsta, kad jūs kaip kumštis. Tai visgi ar atskleisite kažką daugiau, kaipgi ten jums sekasi, kaip sekasi suderinti 20 nuomonių? Na, šiandien biudžetą patvirtom 21 netgi balsų, tai kai kada net padidėja dar ta frakcija mūsų, sakykime, kai kuriais pačiais svarbiausiais klausimais. Dabar tos abejonės ir lyginimai su anksčiau labai didelė frakcija Lietuvos piliečių turbūt pagristos, nes čia tik 2 tokios didelės frakcijos apskritai Lietuvos miesto istorijoje ir buvo, bet skirtumas yra tas, kad tuo metu buvo iš esmės žmonės gal nauji, susilipdė į vieną darinį. Mūsų atveju tai branduolys, sakykime, mes esam pažįstami daug metų. Tiek partinė struktūra, vis tiek solidi, rimta partija, eilę metų veikianti, tai išsiugdo tam tikrą gal ir kultūrą, ir diskusijų, ir bendravimo viens su kitu, ir ten taip, net nepavyksta taip, sakykime, vienas su kitu gal susipykti, kad kiltų kažkam noras trenkti durim. Tos diskusijos yra ne visada ramios, būna ir karštų diskusijų. Net ir šiandien, sakykime, kažkiek dėl vieno, nors ir nelabai esminio klausimo, bet karštai padiskutavom, netgi ir taryboje prabalsavom šiek tiek laisviau negu paprastai, bet vėl kiti klausimai paskui eina mums 100%. Tai čia vieno didelio recepto turbūt nėra. Aišku, tai kažkiek ir mero priklauso elgesys, kaip jis elgėsi su frakcija. Frakcijos, reikėtų ir save pagirti, ir frakcijos vadovą, tas elgesys ir lyderystė ir pabendravimas su kiekvienu nariu, kad jie žinotų, kad jų nuomonė bus išgirsta, ją atsižvelgta, tai tada jiems nereikia ieškoti nieko geriau. Manau, taip bus ir receptas bendravimas. Ir matom, kad jūs ir vakarėlius rengėt įvairius socialdemokratai, ten moterys įsipusto, gražiausiai vyrai su frakais, tai irgi telkia. Tai duonos ir žaidimų. Taip, teisingai. Senas receptas. Senas, nuo Graikijos ten tų visų civilizacijų. Taip, ir dabar, kaip bebūtų, pati tokia karščiausia tema yra švietimas, nors jūs daugiau su skaičiais draugaujat, sakykime, bet čia irgi skaičiai, nes čia vėlgi yra tam tikras administracijos taupimas, švietimo pertvarka. Kokie jūsų nuomonė? Kaip ten jūs gyvenat toj frakcijoje? Nes mes kol kas Alytus Plus padarėm tik tai pristatymą, o dabar jau girdžiu, kad švietimo įstaigų vadovai kaip ir turi kitokias nuomonės, kad prasidėjo tam tikras jau, kaip sakau paprastai, puodas verda. Na, jis pradėjo virt. Taip. Jis pradėjo virt, bet reikėtų gal žiūrėti į užuomazgas viso šito, nes kad reikia švietimą reformuoti ir sutvarkyti ir optimizuoti, turbūt šnekam ne pirmą kadenciją. Tik galbūt dabar šiek tiek prasidėjo tokie rimtesni bandymai tą sutvarkyti, kurie, čia jau net ne pirmas etapas, sakykime. Pernai buvo prieš metus toksai, atrodė švelni reforma, net opozicija tuo metu net nevadino to reforma, nors irgi pasipriešinimo tam tikro sukėlė. Drevinukė kiek teismų? Drevinukė buvo teismų, taip jie iš esmės baigėsi niekuom praktiškai. Šiandien berods, mes dabar kalbam ketvirtadienį, šiandien berods dar vienas atmetimas teismo. Taip, vis tiek, viskas buvo gerai. Čia kaip bendruomenė, aišku, išnaudojo visus teisinius būdus, bet tai va, mes tuo metu padarėm tam tikrus veiksmus, kurie nesukėlė didelio ažiotažo, nes apsijungė įstaigos, kurios buvo viena šalia kitos, ten dar nebuvo ir vadovų tose įstaigose, sakykime, tiesiog pasinaikino praktiškai tik vadovo tas, viskas gerai. Antrą žingsnį padarėm.
iš pradžių ten kelias grupės prieš mokyklinukų iškėlėm. Tai vėlgi, sakykime, buvo tam tikrų pasipriešinimų iš bendruomenės, ypatingai vienos, bet, atrodo, va dabar vaikai eina, net ir opozicija tuo metu tą bendruomenę palaikė. Ir jau kai ėjom gruodžio mėnesį, tvirtom, kad ir likusius prieš mokyklinukus keliam. Tai jau net opozicija neprieštaravo, praktiškai priėmėm vienbalsiai. Nes tai yra gerai, kad prieš mokyklinukas bus mokykloje ir jis anksčiau gaus ir socialinius įgūdžius, ir, sakykime, tą kokybiško švietimo jau paslaugą, tai rezultatas bus geresnis. Bet tai užprogramavo kitą bėdą, ne bėdą, bet problemą, kad lopšeliuose, darželiuose automatiškai sumažėjo vaikų skaičius, kai mes iškėlėm. Demografinės tendencijos irgi tokios, kad gimsta vaikų kas metai vis mažiau ir, sakykime, jeigu į prieš mokyklinuką išeina, ateina pirmokai, bendras skaičius mažėja. Ne pirmokai, o tie 3 metų ar kiek vaikų čia pradeda. Bendras skaičius mažėja, automatiškai darželių užpildymas, jis traukiasi ir atsiranda daug laisvų vietų ir reikia kažką galvoti. Dabar yra pasiūlyti sprendimai, kurie iš esmės iki tarybos dar neatėjo. Jau vyksta taip diskusijos su bendruomenėm, čia ir vakar ir mus kvietė į Girinuką. Į Girinuką, ten buvo karšta? Ten aš pats nedalyvau, bet sakė, temperatūra buvo tikrai nežema. Tropikai. Gal dar ne tropikai, bet įvarti to. Čia, aišku, į radio laidoj, mačiau, ten jau diskusija buvo ir jau ir internete vyksta, ir komentaruose susirašinėjame. Jau tai vyksta. Kur tai nuves, kol kas žiūrėsim, nes čia jau šį kartą yra drastiškesni sprendimai. Ir pats aš savo atvirai pasakysiu, neturiu dar tokio pilno atsakymo, ar čia yra gerai, nes mes ir prieš metus diskutavom, kad norėtųsi, kad mūsų mieste gyventojų skaičius pradėtų augti. Čia kažkiek man taip atrodo vos ne baltos vėliavos kėlimas, kad mes sakom, kad viskas su gyventojų skaičiumi nieko nebus, darželius uždarom, nes vaikų dėja nebus. Tai, manyčiau, bet mes dar neuždarom darželių. Tai dar neuždarom, bet jeigu vaikų mažėja, tai turbūt čia yra dar... Pirmas žingsnis. Pirmas žingsnis apjungiam, o tada žiūrim, ką darom toliau. Ir čia nežinau, čia, sakykime, yra dar labai daug klausimų, ir atsakymų dar nėra. Dar kai ateis šitas klausimas iki tarybos, man atrodo, tos diskusijos bus tik dar karštesnės pasidarys. Emocinis fonas labai įsijungs. Emocinis fonas įsijungs. Bet jūsų dar prieš tai paminėtas dalis, kad jau lyg tais kažkokių nuomonių pradeda girdėtis. Tokį įdomų pokalbį teko turėti su vienais švietimiečiais, kurie, taip sako, mes išklausėm pirminį pasiūlymą, patylėjom, išėjom ir tarpusavį sakom, nesąmonė. Tai aš savo, tai kodėl jūs tada nepasakot vietoj? Tai jau kaip mes ten valdžia, visą kitą, tai sakau, bet tai jūs privalot atsakyti. Nes jeigu jūs norite, kad būtų gerai, jūs privalote pasakyti savo nuomonę. Nes tos nuomonės net pasakymas iš karto tada ir mes girdim. Mes kitaip mąstom, nes jeigu niekas neprieštarauja, taigi tu galvoji, kad viskas yra gerai. Arba tyliai prieštarauja kažkaip. Arba per tyliai prieštarauja. Per opoziciją kažkaip. Tai čia tikrai, nes visą laiką geriausi sprendimai gimsta diskusijoje. Tai jeigu tu nepareikšti savo nuomonės, tai gali ir nebūti to geriausio sprendimo. Nes tiesiog, sakykim, kita pusė šiuo atveju mes galime neišgirsti antros nuomonės. Tai ką jūs kviečia dabar? Visus suinteresuotus, tiek dirbančių švietime, tiek, sakykime, vedančius vaikus į tą švietimo įstaigas, turbūt kalbėtis, bendrauti, diskutuoti. Aišku, čia reikėtų išimti emociją turbūt, nes mano vaikas ten eina, tai nelieskit šitos įstaigos, tai ne argumentas. Tai vis tiek reikia, šitoje vietoje reikia pasižiūrėti į skaičius, nes darant analizę, šiek tiek tie skaičiai rodo, kad kai kuriuose bus tokių darželių, kur juose liks 60 vaikų. Nors jis drąsiai gali priimti 200. Ir ką daryti? Tai 30% užpildymas, tai vadinasi 2/3 darželių patalpų kaip ir nereikia. Tai ar logiška tada laikyti ten 3 tokius darželius po 60 vaikų, ar kažkaip tai bandyti 2 daryti, nors užpildyti. Ir vieną uždaryti. Ir vieną kažkaip galbūt reikės uždaryti, arba vėlgi tada, kaip ir kalbėjom prieš metus, daryti kažkokius veiksmus, kas tada atsirastų tų vaikų. Tai siūlo opozicija didinti gimstamumo išmokas? Taip, siūlė. Nepatvirtinot?
nepatvirtinom su šitų biudžetu, nes, sakykime, kad jas tvirtinti būtų, reikėjo gal tvirtinti ir kitas priemonės, kurios tada ir poliklinikos nukenčia finansavimas, ir ten ir rotušės, apšiltinimas. Tai jeigu viena būtų priemonė, dar klausimas, kaip tas būtų balsavimas. Aš asmeniškai tai pritariu šitam dalykui, nes šiandien per tarybą taip kaip ir pasisakiau komentarė, kad net ir mūsų centrinė valdžia Socialdemokratų partijos yra Seime užregistravusi pasiūlymą, kad valstybės pagalba būtų didesnė, nes, jeigu matom, kad nėra vaikų, kažką daryti. Ar tai padės? Garantijos nėra, bet jei tu nieko nedarysi, tai turbūt tikrai rezultatų nebus. Dar grįžtant apie švietimą. Pas jūs frakcijoje, kaip suprantu, yra tokių drąsesnių pasisakymų, sakykime, Laima Kirkliauskienė, Onutė Balevičiūtė. Šiandien mes išgirdom apie Svajūną Adžigauską, kad tokį stuburą parodė. Tai kaip ir jūs sako, dar tvirto kažkokio nėra apsisprendimo. Lauksit? Frakcijoje sprendimo tikrai šituo klausimu, švietimo reformos klausimu nėra priimta. Bendrom tokiom temom ar bendrom labai bendrais bruožais buvo pristatyta, bet be jokių sprendimų. Tiesiog sakėm, einam į bendruomenės ir žiūrim, koks tada galutinis produktas ateis iki mūsų, iki tarybos. Ir tada jau žiūrėsim rimtai. Taip, gerbiama Šima, išrinktas žmonių, viešas asmuo, berods 3 buvote pagal populiarumą socialdemokratas savivaldos rinkimuose, ir didelis posūkis jūsų asmeninėme gyvenime, esate finansų ministerijos kancleris, iš tikrųjų šuolis labai didelis aukštyn ir alytiškiams tikrai įdomu. Ar neliks Alytus podukros vietoje, ar pakaks laiko Alytui? Nes jūs visada ten biudžetai, visi skaičiai, esate aktyviausias savo frakcijos narys, tai tiesiog kaip tie asmeniniai pokyčiai paveiks jūsų darbą Alytaus taryboje? Jei būtumėm kalbėję prieš 2 mėnesius ir būtumėm paklausę, ar yra planų kažkokiem pokyčiam, būčiau vos neranką prie širdies pridėjęs, kad jokiais būdais, nieko tokio nėra. Bet gyvenimas kartais, atrodo, žmogus planuoja, kaip sako, Dievas juokiasi ir gyvenimas taip sudėstė, kad gruodžio mėnesį sulaukiau skambučio iš tuometinio kandidato dar į ministrus, kuris pakvietė prisijungti prie jo komandos ir iš tikrųjų, neslėpsiu, buvo, nors turėtų būti pirma mintis, kad wow, kaip faina, bet iš tikrųjų buvo daug apmąstymų, nes bemiegių naktų buvo vis tik tais ar priimti ar nepriimti, nes žmogus kartais susikūrė tą savo komforto zoną ir atrodo, čia turi ir gerą darbą, ir šeima, ir vaikai eina į mokyklą, jau turi gyvenamą vietą ir staiga daryti tokį drastišką posūkį, visiškai kitas miestas, visiškai nežinomas, sakykime, ne tai, kad visai nežinoma, bet kitas rytis. Nieko negarantuojantis rytis, nes ir šį įvykį parodė, praradom vieną kolegą, matai, po 3 savaičių darbo ministerijoje, nes tai yra politinio asmeninio pasitikėjimo pareigybė, kur dėja visko gali nutikti. Čia jūs turite omeny tą rusišką socialinį tinklą. Buvo tas akcentas, sakykime, ir ten kolega pasitraukė. Bet jūs įsivaizduojate, tu tiesiog turi būti baltas popieriaus lapas. Šitoj vietoje labai aukšti standartai, jau gal ir miesto taryboje padaryk kažką ne visai, taip jau jūs pasistengsite ir jūsų kolegos tą parodyti, bet ten dar tas padidinimo stiklas yra dar daug didesnis. Tai tikrai turi būti, bet aš iš esmės jaučiuosi ramus, praeitį jokių skeletų nesu spintose paslėpęs, sako, kaip visą laiką viską darai sąžiningai, tai ramiai miegi tada. O atsakant į jūsų antrą klausimo tą dalį dėl laiko, aš čia net jau taip juokavau, kad kai turėjau daugiau laiko į biudžeto pasiūlymus, frakcija socialdemokratų pasiūlėm virš milijonos, dabar jau tik tais 210 tūkstančių. Vadinasi, jau laiko 5 kart mažiau. 5 kartus mažiau. Ir kažkiek tikrai, aišku, tas laiko trūkumas jausis, tai vienareikšmiškai ir atstumas jausis, nes dabar didesnė dienos dalį tenka Vilniuje praleisti. Ar jūs gyvensite Vilniuje? Negyvensim kol kas, gali būti, kad teks kažkiek tai nakvoti ten, bet vis tiek tai bus grįžimas į Alytų, namo, kuo įmanoma dažniau, nes namai yra kol kas čia.
Kaip gyvenimas vėliau pasisuks po kažkiek metų, kol kas nesu, bet šiuo metu yra tokie planai. Žodžiu, bandysim suderinti. Laiko pakaks. Alytui bandysim rasti laiko ir tikrai bandysim suderinti visas veiklas, taip kad kuo mažiau nukentėtų Alytus. Taip, ir gerbiamas Mindaugai, balandį bus 2 metai, kai jau jūs prisiekite, padėjęs ranką ant konstitucijos, dirbti sąžiningai Alytaus miestui. Kokie šie pastarieji buvo metai, kaip jūs juos galėtumėt, nežinau, apibendrinti? Kas galbūt jums įstrigo, kokie jie buvo? Geri metai buvo. Ir tikrai iš esmės darbai judėjo į priekį ir kaip sako, frakcija vieninga išliko. Tai, kas suplanuota daugumoj, buvo padaryta, tik tai, gal kai kas šiek tiek vėliau nutiko, gal kino teatrą remontas jau norėjom, kad pasibaigtų dar praėjusiais metais. Dabar kovą kino teatras, ne? Tada paskui atrodė, kad gal gruodį, tada jau lyg vasarį, dabar jau apie kovą šnekam, taip, čia, sakykime, bet procesas juda, vis tiek rezultatas bus. Kartais jau iš to didelio noro prisiplanuojam per daug optimistiškai ir tada eigoje tenka šiek tiek koreguoti tuos savo planus. Statybos, aš ir kalbėjau su direktorė kino teatro, kaip tik AKKC dabar einam kultūros centre, einam į teatrą, taip į kino teatrą pakalbinau. Kažkiek galima pakeisti aplinką kitoje vietoje, bet aišku, visi laukiam turbūt tos naujos erdvės, kuri turėtų būti geresnė ir suteikti daugiau paslaugų. Bet grįžtant gal į tą metų apžvalgą, aš manau, kad visi turėtų būti patenkinti, nes ir mieste mato pokyčius, gatvės asfaltuojamos, net ir tokios didžiuliai projektai, kaip Ulonų santaikos užsibaigė, daromi, toliau vystomi žiedinių sankryžų tinklas, tai saugumas, verslo įmonės netgi ateina ir, sakyčiau, net kuo toliau, tuo daugiau jų ateina, nes Alytus sugeba pritraukti tuos investuotojus, gal norėtųsi jų, kad jos didesnės ir dar greičiau kurtųsi čia, bet vis tiek po žingsnelį visas tas Alytus juda į priekį. Tik tais o dar atsiminiau, prieš metus mes kalbėjom, kad viena iš tokių būtinų darbų padaryti, tai infrastruktūros mokesčio klausimas buvo, kuris tada aš iš esmės pasakiau, kad labai norėčiau, kad pavyktų jį sumažinti, tai per 2 kartus praėjusiais metais, berods balandį ir tada lapkritį, jį pagaliau pasiekėm tokį, kuris jau, manau, nebegazdina alytiškių ir jau jie tikrai galės drąsiai statyti savo namus čia, o ne kurtis priemiesčiuose. Kažkur priemiesčiuose. Aišku, priemiestyje vis tiek nėra to mokesčio, bet tu tada ir pasirenki, ar tu turėsi visą infrastruktūrą mieste, vandentiekis, kanalizacija ir taip toliau ir panašiai, ar tu ten turėsi kurtis viską savo. Tai kartais susimokėti ten 1,000–1,500 eurų to infrastruktūros mokesčio, kuris vis tiek paskui vėl grįžta į miestą, vėl vystoma bus infrastruktūra, tai nėra blogai. Tai aš manau, iš esmės aš savo asmeninius kaip ir tą tikslą įvykdžiau. Taip, pažadas įgyvendintas. Pažadas šitas įvykdytas. Mieste, kas buvo suplanuota biudžete, daugumoj viską įvykdėm. Su šitu dabar naujų biudžetų, tai sakykime, netgi kartelę dar labiau užsikeliam. Bet liko tokių dar ir neįvykdytų darbų, kurie laukia, ar ta švietimo pertvarka bus, ar ir tokie stambus investiciniai projektai, kaip ir Rotušės aikštės sutvarkymas, miesto sodo sutvarkymas, kur dar šiek tiek yra tų. Matėm vizualizacijas, jos tokios wow. Vizualizacijos yra wow, bet tą wow padaryti paskui reikės sugalvoti kaip dar, nes lengviau yra padaryti svajonę, nupiešti, negu paskui ją įgyvendinti. Bet pagaliau mes jau turim tą svajonę. Nebuvo, gal čia keli konkursai, nevyko niekaip, nepavyko nupirkti tų darbų, tai dabar kažkokią turim, tai manau, šiek tiek ją pakoregavę vis tiek judėsim į priekį. Tai čia dabar turbūt reikės kitą tą pažadą duoti, nes kai mes filmavom rinkiminėje programoje, tai 102 darbus. Ten 102, tai mūsų, aišku, ne tiek nufilmavom gal tokius kertinius 10–15 darbų, tai kažkam iš kolegų jau, kas sakė, kad
suremontuosime ten jaunimo parko tiltą ir ten įveiklinsime jaunimo parką, jie jau gali sakyti viskas, aš savo įvykdžiau. Tai man ir papuolė būtent ta dalis, kad sutvarkysime Rotušės aikštės ir jos prieigas. Tai man dar nepavyko. Tai vat reikės dabar labai stengtis, kad per tuos 2 metus padaryti ir šitą. Žinot, bet dar vieną klausimą suplanavus. Kartais ir meras, kai kalba, ir pramonės parke, čia buvo ir ekonomikos ir inovacijų ministras, ir jūs girdžiu, kad viskas auga, kad viskas gražėja, turim ir svajonių, turim ir konkrečių darbų, bet kartais skeptikai sako, žiūrėkit, miesto centre tuščios vitrinos, išnuomoju patalpas, tai parduotuvė užsidarė, tai kažkoks sporto prekės užsidarė, dar kažkas. Kaip čia su tuo miesto centru ir su tom tuščiom patalpom? Smulkus tas verslas. Geras klausimas. Tai rodo, kad mūsų miesto centras nėra patrauklus ir netraukia žmonių į jį atvykti. Ir vat kažką reikia čia taip investuoti ir į traukos objektai, gal aikštės sutvarkymą, organizuoti veiklas taip, kad žmogus čia ateitų. Nes dabar faktas iš esmės pas mus gerai. Mes turim teatrą, turim kelias kavines ir savivaldybė. Ir atrodo, ko daugiau čia į tą miesto centrą. Ir dar jaunimas, kaip pyksta, kad 2 barus uždaro. Dar 2 barus jiems uždaro. Ten dar dėl 2 barų tuo uždarimo dar, man atrodo, nėra galutinio sprendimo, jeigu mes čia... Bet dabar jau barai sausakimšė, nes visi išgirdo, jau net ir aš ketinu pirmą kartą nueiti pažiūrėti, kas ten per baras. Gal čia buvo reklaminis tam tikras triukas, kaip paskleisti žinią apie save ir pagaliau paskutinis penktadienis, ateikite. Ir visi atėjo, pamatys, kad kaip sen ir Selas gal 14 kartų atsisveikino. Taip, Selas, taip. Tai va, tai iš čia į tą miesto centrą turbūt reikia pritraukti tokių daugiau veiklų. Poliklinikos atkelimas kažkiek tais galbūt irgi galėtų padėti, nes jie ateitų arčiau centro, dabar, sakykime, žmonės yra toliau nuo centro. Tada užeitų ir batų, ir rūbų, ir kažko, galbūt. Aišku, dar reikėtų, kad jos atsirastų, tai va čia reikia kalbėti turbūt su vis tik Vilniaus Maksimos savininkais, kurie valdo tą buvusį autobusų stoties sklypą. Vis tik tais turbūt, kol ten neatsiras kažkoks traukos centras, tai prekybos ar pramogų centras, tikėtis didelio proveržio miesto centre turbūt bus sudėtinga. Miestas iš savo pusės tikrai padarys, vis tiek yra ir europinės lėšos numatytos, tai tikrai bus sutvarkyta Rotušės aikštė, bus sutvarkytas ir miesto sodas, tai sakykime kažkiek turim ir veiklių žmonių, kurie galvos, kaip įveiklinti tas naujas erdvės, ar tai būtų mūsų meno žmonės, ar tai būtų verslo žmonės, tai kino teatras galų galę sugrįž, vėlgi ten žmonės grįž, tai kažkiek to bus, bet indėlio reikės didesnio, reikia, kad ir verslas matytų prasmę čia investuoti ir čia traukti žmonės. Tai čia iššūkis yra didelis ir tam bijau, kad 2 metų gali ir neužtekti. Šitas darbas dar gali likti ir kitai kadencijai. Tai va čia gaida gal ir pabaikime. Vis tiek 2 metai yra, galima padaryti dar daug. Galim ir stengsime. Gerai. Ačiū Jums, Mindaugas Šima, kad atvykote į mūsų studiją. Ir kuo didžiausios sėkmės naujose pareigose ir neužmirštant Alytaus. Ačiū Jums labai. Ačiū.